Sveiki visi, su jumis sveikinasi Rasa ir šiandien galvoju pafilmuosiu taip, kaip nėra įprasta, bet jau kelias dienas galvoju, gyvenu su ta mintim, kaip būtų faina pasidalinti tą nuotaiką rudeninę, kuri pas mane egzistuoja ir pasirodyti, ką aš turiu iš siuvinėtų darbų, iš esamų procesų, ką galbūt planuoju ateityje siuvinėti ir ką turiu iš rinkinukų. Tiesiog tokia mišinys visko, bet rudeninė tematika. Tai be abejo pradėsiu nuo savo paskutinio, savo praėjusių metų rudeninio pabaigtuko mereškos. Tai aš vis dar negaliu patikėti, kad jį išsiuvinėjau ir kad jisai be galo gražus. Iš tikrųjų, siuvinėjime rudenio pas mane nėra taip daug, bet turbūt su metais, kuo toliau jis man labiau patinka, labiau traukia. Tai aš žaviuosi šią vasarą, kad jinai nebuvo tokia kaitinanti. Ir galvoju, yra pas mane kažkokia ta vidinė nostalgija 2018 metams, kai buvau Danijoje, kai rudeniop atsirado laisvo laiko ir aš jį galėjau skirti savo kūrybai. Tada gimė daug rulonėlių, iš tikrųjų išsiuvinėjau daug, tiesiog. Tai taip, nostalgija yra, rudenio laukiu. Galbūt, aišku, mane nustebino šitas rugpjūtis, kad jisai taip staigiai atšalo ir net namie toks jausmas, kad norėjo šildymą įsijungti. Bet tebūnie, iš tikrųjų, oras yra savo ruoštų, o mes gyvenam taip prisitaikant. Tai dar šiokia tokia informacija kaip intro. Nepaisant to, kokius pamatysit šiandien rinkinukus ar panašiai, tai aš esu visiškai už Ukrainą ir manau, kad šis smurtas bet kokia forma nėra pateisinamas, jo labiau užgrobinėjimas žemė ir panašiai, žudimas vaikų ir taip toliau. Tai aš esu visiškai už Ukrainą, bet pas mane pamatysit rinkinukų iš mums nedraugiškos šalies, tai prašau nevertinti kažkaip labai stipriai. Tiesiog vieni rinkinukai buvo įsigyti anksčiau, kiti buvo einamuoju laikotarpiu. Vieni iš Vintedo, kiti kažkaip iš kitų rankų, tiesiog tai kaip gavosi, mane žavi būtent dizainai, aš neprisirišu prie politinės situacijos, taip sakykime. Tai va, galim pradėti. Tai parodysiu dar porą darbelių, kurie yra išsiuvinėti. Manau, kad tai vis tiek yra gražu, tai gal dar šitą prikelsiu, kadangi šitas grožis turbūt niekada nenustos manęs žavėti. Tai va, toks darbelis yra mereškos. Dar turiu mažą darbelį. Aš jį tiesiog priskyriau rudeniui, nes mes turim uogytės. Tai čia Eva Rosenstand. Ir siuvinėjau iš rasto likučio Danijoje. Ir dar vienas už praėjusių metų pabaigtukas. Yra Alisos skrendančios antys. Čia toks jau labai rudeninis iš tikrųjų variantas, kai jos palieka mus. Aišku, antys nebūtinai mus palieka, bet jau tolumoj matosi ir koks horizonte peizažas. Tai va, tokie grožiai išsiuvinėti yra. Dabar jeigu žiūrint į procesus, tai aišku, aš jums parodysiu savo merešką. Jinai labai rudeninė. Reiktų mums šį biškį pasitraukti. Tai va. Tai čia yra rudeninis mereškos dizainas. Obuolių rinkimo metas, jeigu taip vers pažodžiui, bet man jis tiesiog rudeninis angelas. Ir čia yra mano progresas. Niekur dar jo nerodžiau. Tai taip atrodo mūsų tas sūrinis šuo su obuoliukais. Visas bekas ant jo yra atliktas. Štolį iš tikrųjų atrodo šviesiau, kaip ir artinu labai sutemsta, bet tebūnie. Tai taip susidėlioja, iš tikrųjų sudėtingiau siuvinėjęs šitas gyvūnėlis iš visų. Jo kailiukas yra labai spalvotas, daug spalvų dalyvauja. Tai toks procesas pas mane yra. Ir aš jį planuoju tęsti, bet tiesiog rudeninė nuotaika, obuoliukai, panašiai viskas tiesiog super. Tai iš procesų kaip ir daugiau nieko neturiu, tokio labai jau stipriai rudeniško.
Tai galvoju, parodysiu jums paruoštukus rudeniniam dizainam, kuriuos norėčiau pradėti šiais metais, jeigu pavyks. Nu, vienu gal labiau tikiu, kitų mažiau tikiu. Tai jeigu pradžiai jums parodžius, apie ką kalba eina, tai vienas iš dizainų būtų šitie mereškos fazanai. Nu, tiesiog norėtųsi iš tikrųjų man pasiuvinėtais rudeniniais. Iš tikrųjų norėčiau pradėti būtent nuo pačios ir kažkur čia pasiuvinėti būtent tose uogose, lapeliuose ir panašiai. Tai ką aš turiu pasiruošus yra audinukas. Čia yra tos staltiesės, kurios aš vis pirkau per Vintedą, o jums spalva nepersiduoda iš tikrųjų. Nu, arčiau tokios spalvos. Tai aš susikarpiau gabaliukais taip, kaip man reikia, ir čia yra dažyta kava ir arbata. Tai, o čia yra damcės spalvos pagal raktą. Nu, grožis iš tikrųjų. Šiek tiek jos spalvos nepersiduoda, dabar mes esam saulės pusėj. Tai šiek tiek šiltesnis apšvietimas kambarį. Nu, bet, nu, labai gražios spalvos. Tai čia planuoju aš pasiuvinėti šitą mereškos. Čia nemokamas dizainas, jų programėlėje yra. Tai va, norėčiau aš tų apačioj tų lapų, tų uogyčių, iš tikrųjų gal labiau link lapkričio šitą darbą pradėčiau, nes tada jau nuo spalio pabaigoje panašiai, kada jau norėsis tų ryškių spalvų. Nu, čia vėlgi planas planu, žiūrėsim kaip gausis. Tai čia nemokama schemutė iš mereškos, o kitas dizainas, kuriem esu pasiruošus. Tuoj parodysiu. Tai čia kita papkutė būtų. Tai čia irgi bus autorinė schema, nieko per daug netrauksiu, iš tikrųjų siūliukai labai gerai matosi. Čia irgi yra staltės, aš jos dar nesukarpiau, bet galvoju, ten bus 4 serija. Žiūrėsiu, ar man šitos staltėsės užteks, ar aš kitą paimsiu, nes lyg dar vieną turiu šviesę, reikia pasitikslinti ar man, bet kol kas susipakavau su šitą. Tai čia turi būti va šitokia katinai. Tai čia autorinė schema iš tikrųjų. Ir ta autorė iš tikrųjų, aš jos turiu turbūt dabar jau bent 7 dizainus, kuriuos labai norėčiau siuvinėti. Būtent iš jos išmokiaus kartonažą, kurį irgi 18 metais Danijoje mokiaus. Tai aš žaviuosi ją kaip moterim, kaip dizainerė. Tai jeigu dar parodyt, kaip atrodo tie kiti dizainai. Tai čia yra žiema, nu yra sezoniniai tie katinukai. Tada yra pavasaris. Žinau, čia mūsų rudeninė tema neįeina, bet kad jūs suprastumėt, kad aš noriu vėl pradėti nuo rudens ir seriją siuvinėti. Žiūrėsim, ar man pavyks pagal sezoną. Čia yra vasara. Čia yra kaip ir 4 pagal sezoną dizainas ir dar vieną bonus. Dizainą yra autorė sukūrus. Tai yra toks, man jis irgi dar tiktų rudeniui, gal tam tokiam lapkričiui, gruodžiui labiau, kai labai tamsu. Tai va, tai žodžiu, planuoju, noriu išsiuvinėti. Tai va, tokie mano 2 paruoštukai. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi šitą medžiagytę, va, labai jinai gražiai dabar persiduoda jums tas atspalvis. Ten dažyta kava arbata ir dar to pačio audinuko gabaliuką dažiau šiek tiek šviesiau, mažiau laikiau, bet jis bus pavasariniam dizainui, tai šiandien tiesiog jo nerodysiu. Tebūnie. Tai dabar gal dar parodysiu, kadangi jau pradėjau kelias autorinės schemas, kurias turiu, ir tada pereisim prie rinkinukų. Tai iš autorinių schemų tos pačios autorės turiu šitokį malūną, nes toks labai rudeninis vaibas. Juokėsi draugė Daiva, labas Daiva, tai sako, nu čia toks visai tavo stilius. Malonu, kad žmonės atskiria mano stilių. Tai va, tai tuoj dar vieną kitai parodysiu. Turim dabar čia irgi su Daiva planuojam, gal kitais metais siuvinėsim tokį lanartę. Nu, kadangi uogytės panašiai, čia galėtų būti žieminis dizainas, bet gal labiau prie rudens aš jį priskirčiau, tai čia lanartė, kažkoks labai senas. Dar turiu. Čia iš tikrųjų net nežinau, ar labiau rudeniui, ar labiau vasarai reiktų priskirti.
Bet kadangi grybų pilna, tai čia senai pirkta schema, turbūt daugiau negu 5 metai, gal netgi, sakyčiau, gal aš ją Danijoje būdama pirkau. Buvo tada toks vaibas, tai yra tokia schemutė, nežinau, ar kada nors imsis, bet yra. Tada iš savo tiesiog radau, kad turiu, po teisybei nežinau, kieno dizainas. Turiu dar tokią schemutę išsisaugojus. Nu, gražu iš tikrųjų, mane ruduo dabar, aš kvėpuoju juo. Yra 4 sezonų serija, viename iš tikrųjų nežinau tiksliai kieno dizainas. Išsisaugojau kažkada prie provos. Tai man nuo kairės žiūrint pavasaris, vasara nelabai, bet ruduo ir žiema, tai jie tokie žavūs, nedideli. Kada nors norėčiau išsiuvinėti kokią nors progą. Ir tada dar kada nors gyvenime, jeigu pavyks, galbūt pavyks nusipirkti šitą rinkinį. Ai, gal aš jums paversiu bent biškį. Jeigu nepavyks rinkinio nusipirkti, gal pavyks tiesiog išsiuvinėti. Nu, toks, nežinau, atmosfera. Nerealiai iš tikrųjų jame. Tai turbūt čia bus visi dizainai, kuriuos aš turiu savo išsisaugojus iš tų rudeninių, kuriuos galiu parodyti kaip autorinės schemas arba tiesiog kaip dizainus. O dabar noriu jums parodyti šiek tiek rinkinių, kurie irgi bus mano planai rudeniui. Tai dabar nusiteikit, kad bus triukšmo dėl to, kad traškės pakuotės. Tai tiesiog pradėkime tokia, sakykime, iš eilės ir be eilės. Tai čia yra paskutinis mano pirkinukas iš Vintedo. Čia yra ta pati Natalija Jurkevič, iš kurios aš mokiaus kartonažo ir kurios schemutės aš čia rodžiu. Ir čia yra rinkinys. Ir jis yra supakuotas, viduje yra schema ir yra QR kodas. Ir aš, kadangi šią autorę seku, tai aš labai norėjau apvalaus ir jį buvo galima tiesiog QR kodę pasirinkti, ar nori kvadratinį ar apvalų, tai aš tikrai siuvinėsiu apvalų. Tai va, šitas rinkinukas tai vakar atėjo, tai džiaugsmelis buvo iš tikrųjų, man buvo labai įdomu. Taip, atsiprašau, buvo labai įdomu iš tikrųjų kada nors pačiupinėti ir tokio tipo rinkinuką ir kadangi visi siūlai paruošti, audinį turbūt keisiu, nes visus mergaitės skundėsi, kad šitie rinkiniai, šitie audinukai yra prasti, bet siūlai yra, greičiausiai Lukas, nesu tikra, nes nėra parašyta, bet jie tokie labai blizgus ir vėlgi kokia rudeninė gama. Tai va, šitas rinkinukas pretendentas, nors nebuvo planuose, bet yra pretendentas siuvinėjimui. Tada sekantis yra mano planas, jau viskas kaip ir paruošta, schema gauta, čia yra Magic Needle 7009, jeigu kodą reikėtų, kam nors, čia yra viena iš naujienų, atsiprašau labai, tai čia yra siūliukai, yra užsiklijau tas langų izoliavimo juostą, žodžiu, su adatytėm žaisim ir jau įsidėjau audinuką 101 Belfastą 32 kaunto. Žodžiu, kaip ir nieks nesikeis, tik tai, kad aš siuvinėsiu maloniai. Tai jeigu kitiems dizainams aš turiu kažkokią normą nusimačius, šitą aišku labai norėčiau pabaigti, bet turbūt tai nelabai išeis. Nu, tai būtų smagu bent jau pasiuvinėti. Tai va tokie reikaliukai. Žodžiu. Oi, labai traškiai pakuoti. Tai sekantis dizainas vėlgi yra mano planuose. Taip aš turbūt ir susidėjau to savo planus. Tai šitą dizainą čia mereška, jau čia net pristatyti nieko nereikia. Norėčiau išsiuvinėti bent jau tą apatinę dalį, liečiant pirmąjį paukštuką. Nu, tiesiog su tom visom uogytėm. Nu, super. Aš mačiau, kaip gražiai šitas dizainas atrodo išsiuvinėtas, jau mereška vis dalinasi, kad kas nors išsiuvinėja jo Instagrame. Tai tik tiek, kad mane nustebina, jeigu taip žiūrit, koks jums atrodo foninis audinys. Nu, tai balta arba švelniai balta, ta pieniška. Oficialiai įdėtas audinys yra, o jums dabar nepersiteiks, bet jis yra toks, nu, stipriai kreminis, tokia gerai balinta kava. Tai mano planuose yra naudoti 305 atspalvio į Belfastą liną. Nu jo, biškį nepersiduoda atspalviai, nes šviesa krenta ne taip. Nu, tebūnė.
Tai schemutę aš jau parsisiunčiau. Čia vėlgi, kadangi senas rinkinys yra, tai su ta senąją sistemą, kaip ir reikia į Fantastič programėlę susivest. Įsidėjau organizerį, nes aš juos vis išnaudoju, tai kad nepamėščiau. Tai susikirpsiu visus siūliukus, persikelsiu ir bus galima startuoti. Tai va, tai tokį rinkinį turėtume tikrai pamatyti pas mane šį rudenį. Na, tada jau yra mano meilės visokios. Tai čia yra tiesiog rinkinys, apie kurį aš senai svajojau ir vieną dieną nusprendžiau, kad jisai turi būti pas mane lobių skryniui. Tai, labai gražus dizainas šitas su jurginais. Jurginų pastebėsit, pas mane bus daugiau. Bet tiesiog neturiu noro dar jų auginti, pas mamą jų visada buvo. Tai turbūt, kad yra kažkokia atmosfera bendrinė, tiesiog su rudeniu susijus. Siuvinėjasi ant juodos aidos. Žiūrėsim, kada aš jį pradėsiu. Aš jau antrą rudenį galvoju, kaip norėčiau pradėti. Tikiuosi, ta diena netruks ateiti. Tai va. Ir jeigu taip žiūrint spalvytės, kiek jų čia matosi, tai vėlgi schemą esu parsisiuntus jau. Toks dizainas. Ir tada vėl jurginai. Čia mačiau iš Instagramo Sandra. Siuvinėjo praeisiais metais pabaigė. Tai dievaži, kaip aš žavėjaus to procesu. Tai čia yra ant šviesaus fono, kaip ir jurginai, kaip ir visa kita. Tos odytės, tai wow, kaip gražiai atrodo. Žodžiu, tai tik tiek, kad aš labai norėčiau šiek tiek pratęsti. Bent jau šitą lapą tai tikrai pratęsti kažką reikia sukurti, nes, taip labai nupjauta atrodo ne vietoj. Šitoj vietoj nežinau, gal bent jau šitą šakytę, nežinau, šitam šone, kaip čia kažką padaryti reiktų. Tai vėlgi spalvytės. Čia dar nieko nesu jokios schemos parsisiuntus. Tiesiog, kaip buvo naujai supakuotas, taip ir tebėra. Tada dar pereikim prie kitų dizainų. Čia jau mano paskutiniai jurginai turime, bet šitos jurginus aš gavau turbūt kokiais 12 metais dovanų. Ir visą laiką galvojau, kad išsiuvinėsiu savo tetai dovanų, bet turbūt, kad aš juos pasiliksiu savo, nes, nežinau. Turbūt čia yra nostalgija tiems seniems laikams, kai tik prasidėjo YouTube siuvinėjimas ir taip toliau, tas toksai bendrystė, gal sakyčiau net. Čia su pusvelnės siūlai siuvinėjasi. Tai toks grožis kažkada bus. Galbūt netgi, jeigu nėra labai daug blendų, galbūt reiktų pabandyti įsiuvinėti vieną giją, kad nereikėtų siuvinėti tokio didelio. Čia dar pagalvosiu ateityje, kai ateis laikas. Toliau yra toks dizainas. Čia pirkau jį dar turbūt šių metų pradžioj, kai buvo išpardavimas visokių dizainerių. Tai čia yra tikrai labai pigiai įsigytas rinkinukas. Rudeninis, sakykit, ką norit. Tai toks dizainas ir vėlgi pusvilnės siūlai. Ir labai bjauriai stambi aida. Ant jos aš tikrai nenorėčiau siuvinėti, turbūt bus siuvinėjama 3 gijom. Čia 10 parašyta, kada įda. Žiūrėsim, kai ateis laikas, jo gal pakeisim į bent jau 14 arba 28 arba kažką flobą, kažką į tą pusę. Dizainas yra. Tai čia dabar vienas iš paskutinių mano pirkinukų, nes aš turėjau visą laiką vainikėlį tik žieminį ir galvojau, kad man visa serija nereikalinga. O kadangi rasa keičiasi, man prisireikė visos serijos, nes lyg nuo šito prasideda išėmimas, nebespausdins jų. Lyg. Nežinau, čia vėlgi skiriasi, Rusijos rinkai yra daromi vieni rinkiniai, Europos ir visam kitam pasauliu yra daromi kiti rinkiniai, tai nežinau, jie gal ir darys. Tai aš tiesiog pasičiupau, tai čia yra ant 14. Su aidos siuvinėjimas, tie fizaliai šitam kamputį. Gražiai, iš tikrųjų, aš manau, kad čia neperteikia grožio procese, jis turėtų atrodyti gražiau. Vėlgi, rudeninis dizainas, jeigu kam reikalingas numeriukas. Dabar čia yra mano meilė iš, vėlgi, Danijoje turbūt buvau, nes dar žinau, kad Instagrame postą dariau, jeigu kas nors žinot, gal kažkur galima įsigyti, nes jo pardavime nebuvo tuo metu. Nežinau kuo, bet šitas briedis man sėdėjo galvoj, nežinau kokį mėnesį.
aš blaškiausi, tada pamiršau, tada vėl atradau ir tada radau jau grįžus Lietuvoje, nežinau, čia prieš kelis metus, kada yra pardavime ir čiupau. Dabar mačiau Vinted mergaitę už 20 kelis eurus pardavime ir galvoju, ten senas rinkimas, jeigu, apie ką kalba. Čia yra siuvinėjama medvilnė ir pusvilnė, bet yra tos planšetės, o seniai rinkiniai būdavo tiesiog tokie, aš jums parodysiu tuoj, kokiu principu anksčiau būdavo daroma. Tai tiems seniesiams rinkimams rinkinių aš esu, mano širdelė labiau prie jų linksta. Nežinau kodėl, bet taip yra. Tai šitas dizainas, vėlgi, praeisiais metais aš apie jį labai daug galvojau, kad labai norėčiau išsiuvinėti. Bent jau pradėt, žinot, kartais reikia bent paragauti, tada biškai praeina ta nuotaika. Tai mačiau tik vieną kartą gyvenime procese pas kažkokią mergaitę, kad siuvinėjo šį dizainą. Vėlgi, tiesiog, man asmeniškai tai yra labai gražu. Ir čia yra, vėlgi, tik vakar pasiėmiau Vinted mergaitę už gerą kainą, pardavinėjo rinkinuką, man dabar yra ta rudeninė nuotaika. Čia jau toks, sakykime, spalio pabaiga pas mumis jau ta tokia, kur lapų nedaug likę ir viskas taip šlapia. Bet malonu žiūrėti, nežinau, kada prieis rankos prie jos siuvinėjimo, tai čia, aišku, mergaitė, kadangi fotografavo, perinko, bet anksčiau būdavo visą laiką tokiuose surištuose bunduliukuose siūlai, tai malonu būdavo vien jį išpakuoti kaip rinkinį, pasidžiaugti tais siūlų gabaliukais, nes kai jūs ant planšečių, sutikit, labai estetiškai gražu, bet palies nėra to didelio malonumo. Žodžiu, čia man turbūt kažkokie marazmai galvoj. Tai tai čia buvo paskutinis mano įsigytas rinkinukas, kurį irgi vakar pasiėmiau, tai atmosfera tai labai graži. Ir manau pakankamai lietuviška. Tai senas rinkinukas 11 metų turbūt. Tai ir dabar mano visi jie yra meilės, jeigu ką. Tai čia dar vienas meilė. Tai čia jau Oveno dizainas. Irgi pavyko įsigyti, labai džiaugiuosi, dar labai noriu kito jų rudeninio dizaino, kur yra takelis per beržyną ir daug priskritusių lapų. Aišku, ten sudėtingai siuvinėti, bet atmosfera tai wow. Bet jis yra mano noras, aš tikiuosi kažkada pavyks įsigyti ir jį. Vėlgi, aš renkuosi dizainą, nesirenku firmos. Tai, žodžiu, bet jau kaip gražu. Žinau, kad mergaitė sakė, kad šitą dalį, tiesiog ten, kur yra daug mišinio, sudėtinga siuvinėti, bet čia yra saga viduj, tai aš su saga galiu siuvinėti, bet ką iš tikrųjų. Tai toks dizainas ir čia, man atrodo, jo nieko nesimatys, nes taip pakuoja tiekėjas. Čia šiek tiek spalvų, kurios visiškai nerudeninės atrodo. Ir dar šiek tiek saldainių parodysiu jums. Paskutiniai mano rinkinukai, daugiau nebus parodyta šiam video. Tai šitas pelėdas iš tikrųjų aš niekad nenorėjau, bet aš pirkau iš vienos mergaitės stovelį žirklutėms ir man pasirodė, kad šitos pelėdos gera kaina ir galvoju, o tebūnie, o kodėlgi ne. Tai čia yra jau Dimensions, paprastoji serija. Aš ją mačiau išsiuvinėtą pas mergaitės, tai vaibas yra malonus. Gražus dizainas iš tikrųjų, čia taip sumažinta variantą. Ant 14 saidos siuvinėjasi ir siuliukai. Ruduo kvepia. Tai čia 2018 metų rinkimo rinkinys. Žinau, kad dar yra prekyboje tikrai. Jeigu ką žavi tokie dizainai. Čia jau toks visai pabaiga, kai lapų beveik neliko. Rudens pabaiga. Šitą dizainą aš priskyriau prie rudens. Jis gal ir nėra rudeninis, bet man, čia toks jau kaip dabar pas mumis. Rugsėjo pradžioj, kur jau yra nemažai lapų prikritę geltonų, bet dar viskas kaip ir žalia. Tai čia irgi buvo mano svajonė, aš pasiunčiau ją prieš 2 ar 3 metus iš Ukrainos, nes buvo jisai šiaip kaip ir išimtas iš prekybos, po to vėl buvo paleistas į prekybą, pažiūrim, kelintų metų jisai pas mus čia yra, jeigu rašo. Čia nėra atspausdinta, dažniausiai būna kažkur viršui. Čia yra 21 lyg, jeigu gerai matau. 21 metų, tai čia jau perleistas leidimas buvo. Kokios spalvos. Tai kada nors aš prie jo prieisiu. Artimuose planuose nėra, bet aš labai džiaugiuosi, kad jis yra mano lobyne, nes
nu, širdis linksta prie jo. Dabar čia mano perliukas iš Vintedo vėlgi. Aš jį pirkau turbūt gal kovo mėnesį. Nu, man jisai rudeninis, nes ir uogytės, ir riešutukai ir panašiai. Nors jį galima būtų pritempti ir prie kito laikmečio, ir prie vasaros turbūt. Nu, bet jeigu jau rodyt grožius, tai tebūnie pasidžiaugti dar vieną grožių. Čia jau yra labai senas rinkinys. Čia dar tas, dabar galvoju, jau čia amerikietiškas variantas. Jis turbūt niekada nebuvo perleistas, kad būtų kinietiškos tos planšetės. Tai va, tokių grožis manęs laukia. Nu, užsidegiau aš iš tikrųjų, šiaip vainikėliai paskutiniu metu mane labiau traukia. Nu, bus gražu, ne? Nesakykit. Čia tokios, kai būna paskutinės rožės žydi, kai jau laukia šalta ir šalnos prasidėjusios, o jos vis dar žydi. Tai va, dizainas toks. Siuvinėjimas ant 18 aidas. Na, žiūrėsim, kaip prieisiu prie jo. O čia pabaigai pasilikau, nes aš turbūt 22 metais ar 23 metais. Nu, man buvo karštinė šito dizaino, aš turbūt tuo metu baiginėjau savo elnius arba buvau pabaigus. Nu, žodžiu, kažkas iš tos serijos, savo žieminius elnius. Ir man tada jau užsidegė ugnelė, kad aš labai noriu šito dizaino. Tai, nu, tikriausiai tikrai porą metų jau yra jisai laukia, kaip ruduo, taip aš vis kitose planuose, kaip ir šis ruduo, aš vis kitose planuose, bet man jis labai gražus. Nors čia rašo pavadinimą, kad tai yra vasaros pabaiga. Bet man jis rudeninis, nu nežinau, pas mus vasarą nebūna dar tokių spalvų. Tai žodžiu, kvepuoju kaip galiu. Čia yra 14 metų prasideda rinkinukas, aš jį buvau išpakavus. Aš jį pirkau iš draugės, ačiū, kad man pardavei. Tai aš tikrai jį labai noriu pradėti. Labai tikiuosi, nu tada gal kitą rudenį jau pavyks. Nes aš vis, šitie dizainai yra dideli ir aš turiu tik vieną rėmelį, kuris tinka. Dabar mano yra tas namas prie ežero Mereškos. Tai jeigu aš jį pasibaigsiu, tikiuosi, tai galbūt pavyks šitą išsiuvinėti. Nu, bus labai gražu. Čia vėlgi, jeigu gerai žinau, tai tik tai selniai siuvinėjasi kryžiuku. Galbūt kažkiek medžių kamienų, šiaip visą kitą ir napusinių. Na, labai gražus dizainas. Tai va. Tai parodžiau jums viską, visą savo grožį, ką turiu iš rinkinių, iš procesų, iš paruoštukų, ką noriu siuvinėti. Tai, kaip supratot, pas mane yra įkvėpimo belenkiek, norisi siuvinėti. Iš tikrųjų dabar esu labai sezoniška, mane tai stebina, bet tebūnie, galbūt taip ir turi būti. Tai tie darbeliai, kurie buvo vasariniai, dabar pas mane keliaus ilsėtis. Ir aš startuosiu su rudeniniais ir siuvinėsiu rudeninius, nu, neskaitant tų poros trejetų variantų, kuriuos esu įsipareigojus tęsti savo arba kitiems. Nu, jau čia kaip išeina. Tai va, tuoj, padėliokim dar gražų kadrą. Na, tebūnie bus taip, reikia nepamiršti dar nuotraukytę pasidaryti. Tai ačiū, kad buvot kartu. Jeigu jūs įkvėpiau arba jeigu yra minčių kažkokių, prašau pasidalinkit. Įdomu, ar jūs veikia kaip nors tas ruduo, ar norisi kažkokių naujų pradėtukų būtent rudeninę tematiką, ar vis dar gailitės, kad vasara baigės. Tai rašykite, jeigu turit minčių, o šiaip tai ačiū už tą laiką, kurį praleidot kartu su manim. Tai aš einu po biškį tvarkytis, dėliotis ir nuo rugsėjo tikiuosi man pavyks pradėti tai, ką noriu pradėti. Tai va, toks rudeninis. Tokia rudeninė atmosfera pas mane šiuo metu gyvena, tai susitiksim kitam video. Iki.